metai buvo sėkmingi mūsų sportininkam, daug kas keliavo, sugebėjo nukeliauti net ir į Ameriką, reiškia, daug dalyvavo varžybose ir atitinkamai pagal užimtas vietas, pagal varžybų rangą buvo paskirstyti geriausi sportininkai. Paskelbsim vėliau internete visus dalyvius, kokias vietas užėmė bendrai, o šiandien norim pasidžiaugti 5 geriausiais sportininkais, kurie šlovina Lietuvos kultūrizmo ir fitneso federacijos vardą. Taip pat 5 geriausius trenerius ir be abejo atsidėkoti ir pagerbti tos žmonės, kurie, kaip sakant, prisidėjo prie to, kad vyktų tos varžybos Lietuvoje. Įvyko pasikeitimai, tai yra turbūt paskutinį kartą aš jūs sveikinu kaip vadovas federacijos, nauja valdyba, nauji vėjai turėtų papūsti federacijai. Taigi leiskit pradėti tą, vadinkim, šventinę dalį vakaro arba dienos, vidurdienio, reiškia, ir pradėti nuo sportininkų pagerbimo. Sportininkų tarpe 5. vietą užėmė absoliutus Lietuvos čempionas, atvirų Lietuvos kultūrizmo ir fitneso taurės varžybų čempionas, atvirų Austrijos NABA VFF varžybų 3. vietas laimėtojas, NABA University 5. vieta ir 1. vieta Jūrmalos Cup turnyre Paulius Isiukaitis. Prašom, panevėžiečiai, žinau, kad Paulius išvykęs, atsiimti jo kaip treneris. Ketvirtą vietą geriausių sportininkų tarpe užėmė sportininkai, kurie atvirose Lietuvos kultūrizmo ir fitneso taurių čempionate buvo 4., 2. vieta ir porose 1. vieta atvira Čekijos NABA VFF čempionate ir 3. vieta VFF Europos čempionate. Jolita Pivariūnaitė. Dar nepaminėjom Jolitos, kad jie atvirose Lietuvos kultūrizmo ir fitneso taurės varžybose užėmė 2. vietą ir 1. vietą Jūrmalos Cup varžybose. Bene vienas aktyviausių žmonių federacijoje buvo, kuris sugebėjo dalyvauti čiut ne visose varžybose, išskyrus NABA Universą. Tai yra 3. vieta atvirose Lietuvos kultūrizmo ir fitneso čempionato varžybose. 4. vieta atvirose Austrijos NABA VFF čempionato varžybose. 4. ir 1. vieta porose atvirose Čekijos NABA VFF čempionate. 6. vieta VFF Europos čempionate. 2. vieta atvirose Lietuvos kultūrizmo ir fitneso taurės varžybose. 3. vieta atvirose Austrijos NABA VFF taurės varžybose. 2. vieta Oro Azijos taurės turnyre ir 2. vieta Jūrmalos Cup turnyre. Aurelijus Šmigelskis. Na, ne tiek daug varžybų dalyvavo kitas sportininkas, bet jo startai buvo pakankamai kokybiški. Tai sportininkas atvirose Lietuvos kultūrizmo ir fitneso čempionato varžybose iškovojo 1. vietą, 2. vietą VFF Europos čempionate, 1. vietą atviros Lietuvos kultūrizmo ir fitneso taurės varžybose ir 5. vieta VFF pasaulio čempionate Amerikoje. Martynas Pakalnis, skelbiamas taip pat neypatingai daug, tačiau visur labai gerai. Yra geriausių metų sportininkė.
Antra vieta atvirose Lietuvos kultūrizmo ir fitneso čempionatas. Pirmoji vieta atviras Austrijos NABA VFF čempionatas. Pirma vieta VFF Europos čempionatas. Pirmoji vieta atviras Lietuvos kultūrizmo ir fitneso taurės varžybos. Antroji vieta atviras Austrijos NABA VFF taurės varžybos. Ir pirmoji vieta Jūrmalos Cup turnyras. Geriausių metų sportininkė skelbiama Ilona Koškova. Reikėtų, kad ir atsivežė pačią didžiausią palaikymą kompaniją. Be abejo, sportininkai yra aukso fondas kiekvienos federacijos ir manau, kad ir naujas prezidentas tą atsimins. Tačiau nemažesnis aukso fondas yra treneriai, kurie dirba su tais sportininkais, padeda tiems sportininkams pasiekti aukštų rezultatų. Taigi norėčiau pagerti ir trenerius, kurie šiais metais dirbo pakankamai produktyviai ir jų sportininkai užėmė neblogas vietas. Pagal tai yra ir suskirstomi. Geriausių trenerių tarpe 5. vietą užėmė Rolandas Žemys. Prašom. Kadangi tai buvo ir šio sportininko pagrindinis nuopelnas, aukštos vietos įvairiose varžybose, taigi sveikinam trenerių, linkėjimai treneriui. Geriausių trenerių tarpe užėmė Edmundas Jonušas. Geriausių trenerių tarpe 3. vietą ir tai pakankamai greitai Panevėžio Spartono klubas iššoko į pirmaujančius klubus ir šio klubo treneris Paulius Jasikaitis skelbiamas treneriu numeris 3. 2018 metų geriausių trenerių tarpe vienas iš pirmaujančių trenerių, tačiau pirmas, antras vis tiek jie turi būti atskirai. Tai yra naujas išrinktas prezidentas Modestas Pušė. Na ir būsiu nekuklus, man dar pasisekė paskutinį kartą tapti geriausiu treneriu. Na žinot, korupcija, prezidentas savo korupciją tai kažką. Taigi sveikinu pats save. Mes žinom, kad paskutiniai 2-3 metai mūsų scenoje, kada vykdavo varžybos, buvo visada tvarka. Sportininkai buvo laiku išleidžiami į sceną, visada, kam reikėjo pagalbos, padrąsinimo, tokią pagalbą suteikdavo žmogus. Scenoje viskas vyko taip, kaip reikiant ir sako, dažniausia varžybų eiga ir grožis priklauso nuo scenos teisėjo. Taigi mes esam labai dėkingi, aš manau, kad visi esam labai dėkingi Gintarui Garaničenkui, pasaulio čempionui, kuris nepriekaištingai atliko tą darbą, kurį, kaip sakant, reikėjo jam atlikti ir jisai puikiausiai persikvalifikavo iš trenerio, iš sportininko į teisėjus. Ačiū visi.
Dėja nėra Šarūnės Kasperavičienės, jai buvo pasakyta, bet ji negalėjo atvykti. Aš taip pat noriu jai padėkoti už ilgalaikį darbą federacijai. Metų organizatoriais reikia skelbti abu varžybų Lietuvoje organizatorius, taigi Aleksandrą Barovskį, kuris buvo kviečiamas į šį seminarą, paskutiniu metu jo telefonas neatsiliepė, žmogus turi šiek tiek problemų su sveikata. Taigi mes jam tą padėką, manau, pelnytai, Ignalinai, pravestas Lietuvos čempionatas, turėtume atsidėkoti ir jį pasveikinti. Ačiū jam. Visiškai netikėtai ir tai yra, sakykime, žmogus atliko ypatingai didelį darbą. Aš tai žinau, kas yra būti ir sportininkų, ir varžybų organizatorium. Ta padarė Sigita Tienė. Kaip atsimenat, Biržuose varžybos, nežiūrint to, kad jinai turėjo būti ir scenoje, įvyko gražiai, viskas vyko ten tvarkingai ir mes esam dėkingi jai kaip metų organizatoriai. Manau, kad Modestas pasiims tą apdovanojimą, jis arčiau jos yra ir padėkos ir pasiūlys jai ateityje dar, kaip sakant, neužmėsti aktyviai būti. Kaip jau sakiau, kad tai buvo paskutiniai metai mano kaip vadovo. Federacijos vairą noriu perduoti naujam prezidentui, kad jis puikiai vairuotų federaciją. Ir perduoti tau žodį, tęsti toliau, kas priklauso. Šiaip aš labai tikiuosi, kad mes vairuosim visi. Nes vienas laukia ne karys, patikėkit manim. Man užteko taip pat ir jau po mėnesio. Kviečiam geriausių metų sportininkę, naują prezidentę, dalinti tortą, kad iškviesti pagalbą. Prieš paimdamas vairą, aš labai noriu padėkoti vienam žmogui. Man tai yra trenerio pavyzdys, kompetencijos pavyzdys ir tiesiog aš taip sugalvojau. Prisipažinsiu, kada pasirašinėjau pirmą kartą, šiek tiek virpėjo rankytę, dėl to gal Saulius nesupyks. Taigi, padėka Sauliui Misevičiui už svarų indėlį į Lietuvos kultūrizmo ir fitneso federacijos veiklą. Aš labai skubu pasidžiaugti dar vienu dalyku, kad, sakykime, mūsų federacija pasipildė dar 2 klubais ir aš tikiuosi, kad jie pildysis, nežinau, jau 2 klubus, kuriuos greičiausiai lygiai taip pat sveikinsiu per Lietuvos čempionatą. Taigi, pažymėjimas. Šis pažymėjimas liudija, kad sporto klubas Positive Gym tapo Lietuvos kultūrizmo ir fitneso federacijos nariu. Kadangi Aurimo nėra, tai Jolytai perduos. Jis tikrai perduos. Na ir ką, aišku, kaip ir iš kiekvieno klubo prašysim sportininkų. Taip. Pažymėjimas. Šis pažymėjimas liudija, kad sporto klubas RL Gym tapo Lietuvos kultūrizmo ir fitneso federacijos nariu. Kviečiam